Kaip ištrinti iš Internet Explorer informaciją? Tai visų pirma, bet paprasčiausias būdas spausti ratuką šitoj pusėje, dešiniai. Internet Options. Čia galima uždėti varnelę, kad Delete Browsing History and Exit, kad išeinant ištrinti visą laiką informaciją. Spaudžiame Delete mygtuką. Sudedam visur varneles. Čia parašyta, ką mes ištrinsim. Istoriją visą, cookies, slaptažodžius, datas, visokius filtrus. Spaudžiam Delete. Įsitrynėm, spaudžiam Apply, OK. Mūsų sąraše nebeturėtų būti daugiau jau saugotos informacijos. Ką toliau galima daryti, tai spaudžiam Start mygtukas. Įsirenkam Computer. Pasididinsiu langą. Tada turime Local Disk, dešinį pelės klavišą, Properties. Ir pasirenkam Disk Cleanup. Dar disko išvalymas. Kol siunčiuosi, parodysiu, kaip Google Chrome istoriją galima ištrinti. Daro, spaudžiame čia, spaudžiam History, spaudžiam Clear History, sudedam visur varneles, nusistatom From Beginning of Time ir paspaudžiam Clear Data. Šiuo atveju aš nenoriu ištrinti slaptažodžio, aš tik tai ištrinsiu naršymo istoriją. Ir naršymo istorija ištrinta. Matom, kad jau galime trinti Disk Cleanup daryti. Čia visur sudedam varneles. Visur sudedam varneles ir kai viską sudėjom, spaudžiame OK. Ir Delete Files. Ir ištrins visus failus. Kai bus ištrinti visi failai, išsijungs langas ir galėsite toliau tęsti darbą. Tai tiek trinant informaciją. Tun, 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 tun.